Šiandien diena buvo įdomesnė. Pirma sekcija buvo greita iki refriulingo, po to turėjom likus 40 km iki finišo, buvo tokios kopos labai, nesimato kopų, kaip pasakyti, tokios labai stačios ir kerstiniai kampai, tokie labai pavojingas, keli momentai buvo, kol vos neapsivertėm, baigėm šiandien antri. Šiaip viskas, kaip pasakyti, viskas gerai, važiuojam savo tempu, vakar naktį lijo. Kaip nekeista, keista iš tikrųjų, nes su Abu Dabiu, kad čia lytų, tai labai retas dalykas, bet viskas gerai. Dar 2 dienos, lauksim ir manau, kad viskas bus gerai.